Dalyvių sąraše galima turbūt išskirti vieną pavardę, tai labai jaunas vadeliotojas Kastytis Trota, Ukmergiškis. Jo žirgas Vuhil Select, 4 numeris. Aišku, nenorės nusileisti pačiam jauniausiam šio važiavimo dalyviui tiek Vytautas Dapkus su Nina Darsi, tiek Jonas Bernatas, tiek Donatas Kulbauskas, tiek Juozas Kvakšys. Na, apie favoritus visuomet norisi kalbėti iš anksto, ne visada jie pateisina lūkesčius. Na, čia mano nuomonė. Pone Juozai, ar nesuklydau sakydamas, kad Vuhil Select turėtų būti vienas iš pagrindinių pretendentų į pirmąją vietą? Na, sakykime, jo sportinė karjera Lietuvoje nėra tokia jau žinoma visiems žirginio sporto mėgėjams. Todėl, sakykime, šiose lenktynėse jisai debiutuoja, kadangi jam nėra tekę startuoti būtent Sartų hipodromo takelyje. Tačiau, žinant, kad šis žirgas yra atvykęs į Lietuvą iš Suomijos, tai Amerikos ristūnų veislės žirgas, startavęs 228 kartus hipodromo takeliuose, 22 kartus yra laimėjęs pirmąją vietą, 23 kartus buvo antras, na ir 19 kartų trečias, taigi yra ryškus favoritas, ko gero, šiame važiavime. Nežiūrint, jūs minėjote, kad Kastytis Trota yra vienas iš jauniausių dalyvių šiame važiavime, tačiau žinant, kad tai Trotų dinastijos tęsėjas, Kastytis Trota yra laimėjęs jau ne vienose respublikinėse lenktynėse, taip kad yra tarp favoritų kaip vadeliotojas ir žirgas taip pat pajėgus laimėti šį užvažiavimą. Ir būtent tarp Vuhil Select ir Ninos Darsi, kurią vadelioja Vytautas Dapkus, vyksta kova dėl pirmosios vietos. Na, nekelia jokių nusistebėjimų, kadangi Nina Darsi yra atvykusi iš Prancūzijos į Lietuvą, startavusi 18 kartų, 6 kartus yra laimėjusi. Taip kad taip pat turi patirties, na, o žinant Vytautą Dapkų, Vytautas Dapkus yra dusetiškis, tai jam, ko gero, ir sienos, ir savi žiūrovai turėtų dar padėti kovoti dėl pirmosios vietos, tačiau ryškus atotrukis lyderio Vuhil Select. Na ir šitą atotrukį